Užmerkiu akis ir vidiniu regėjimu peržvelgiu visą savo kūną. Nuo viršugalvio aš leidžiuosi žemyn, vizualizuoju lyg lengva balta plunksnelė. Šiltame vėjyje leidžiasi žemyn ir ten, kur jinai paliečia, ateina atsipalaidavimas, ramybė. Ramybė apima mano viršugalvį, kankorėžinę liauką, kurios projekcija yra tarp antakių kaktoje, aiškaus regėjimo centras. Kai aš užmerkiu fizinės akis, man atsiveria vidiniai regėjimai, vizijos. Aš matau tikrąjį vaizdą. Ir atsipalaidavimo energija kartu su ta lengva plunksnele leidžiasi žemyn, paliečia mano gerklę, balso stygas. Aš įkvepiu ir iškvepiu. Ir vis lėtinu, ilginu įkvėpimą. Ir iškvėpimą, susijungiu su savo kūnu ir pajaučiu, kaip vėsus oras atvėsina mano nosies šnerves, nuramina protą, smegenys prisipildo deguonies. Vidiniu regėjimu ir savo dėmesiu aš išlaikau fokusą ten, kur jaučiu kūne įtampą. Pridedu dar šviesos, šilumos, kad kiekviena kūno ląstelė atsipalaiduotų, prisimaitintų. Atsipalaidavimo energija kartu su plunksnele leidžiasi žemyn, užpildo mano krūtinę. Dar pasitikrinu, koks yra jausmas krūtinės viduryje. Ar čia yra ramybė, ar čia yra įtampa, ar čia yra susigniaužimas, šaltis. Pasiunčiu savo dėmesį. Pasakau, kad matau, priimu, leidžiu tam būti. Apkabinu visas tas savo emocijas ir apkabinu save.
su visom savo emocijom. Apkabinu savo vidinį vaiką. Galbūt jam teko daug patirti per pastarąsias dienas, pereiti daug pokyčių. Pasikeitusi aplinka, pasikeitę žmonės su savo energijomis, su savo problemomis ir su savo kelionių tikslais visada padaro įtaką. Todėl reikalinga atsitraukimo valandėlė, tas pabėgimas į gamtą. Gilus įkvėpimas ir gilus iškvėpimas padeda paleisti įtampas, kurios susikaupia kūno raumenyse, įvairiuose kūno organuose, jeigu aš neišsakau, kaip aš jaučiuosi, jeigu aš užsitempiu kaukę su klouno šypsena. Arba noriu pasirodyti geresnė, negu iš tikrųjų jaučiuosi tą akimirką. Ir pamažu atpalaiduojanti energija su balta plunksnele nusileidžia į saulės rezginį. Sutelkiu dėmesį į savo saulės rezginį, galima uždėti ranką. Giliai įkvėp, giliai iškvėp. Ir pajaus, kaip iš kūno audinių atsipalaiduoja, išeina įtampos, užlaikymas, suspaudimas. Ir kai pilnai atsipalaiduoja saulės rezginys, tik tada dėmesiu leistis žemyn į savo sakralųjį centrą. Į savo šventyklą, šventovę, ten kur gimsta, bręsta visi projektai. Ir labai švelniai, labai lėtai įkvėp pilvo apačią ir iškvėp. Įkvėp ir iškvėp. Ir leis būti tiek, kiek norisi, kiek jaučiasi kūnui. Pajausk išsiplėtimą, kai tavo kūnas praranda ribas.
Ir kai būsi pasiruošęs, savo dėmesį nuleisk į pagrindo šaknies energinį centrą. Galbūt sėdi ant minkšto apkloto grindų, ant nulinkusio medžio kamieno, ant minkštų samanų. Pajaus, kaip per tą vietą, kuri remiasi į pagrindą, pradeda tekėti stiprybė, saugumas ir milijonus plonų šaknelių, kaip visa augalija semiasi stiprybės, vandens, maitinimo iš motinos žemės, iš Gajos. Dabar labai pamažu dėmesį sugrįžk į krūtinės vidurį. Į energinę širdį. Ten, kur susijungia žemiška energija ir kur atiteka dangiška energija iš viršugalvio, iš šaltinio, iš kosmoso, iš aukštybių, iš visatos ir už visatos ribų. Pajausk, kokia svarbi esi, koks svarbus esi, nes esi tarpininkas tarp dangaus ir žemės. Iš dangaus ateina idėjos, mintys, įkvėpimai, nušvitimai. Iš žemės sulėtėjimas, saugumas, maitinimas. Tavo kūnas taip pat yra tavo žemė. Pajausk, ko kiekviena ląstelė dabar trokšta. Kaip jinai jaučiasi. Pajausk lėtai įkvepiamą ir dar lėčiau iškvepiamą orą. Pajausk dėkingumą savo kūnui už tai, kad jis tarnauja be priekaištų. Daug procesų kūne vyksta be tavo įsikišimo, be tavo valios. Tu įkvepi ir iškvepi, tavo širdis pumpuoja kraują. Tavo skrandis, kepenys, kasa, blužnis,
inkstai, plaučiai, šlapimo pūslė, tiesioji žarna, smulkusis žarnynas, visi tie organai atlieka savo darbą nepriekaištingai. Pajausk arba sugeneruok sąmoningai širdyje didžiulį dėkingumą. Dėkingumą šiai akimirkai, nes tu įkvepi ir iškvepi. Tu įkvepi ir iškvepi ir su kiekvienu iškvepimu tu persikeli į vis naują akimirką. Ir kol kvėpuoji, tol viskas su tavim gerai. Kol kvėpuoji, tol gyveni. Leisk sau išbūti šioje akimirkoje tiek, kiek norisi. Ir prisimink šitą nesudėtingą pratimą, meditaciją, praktiką, techniką. Kai tavo protas reikalaus susilygiavimą, nusiraminimą,